Dieną. Pradedam dar vieną video biškį kitaip. Šį kartą mes pas nieką nevažiuojam, šį kartą tas žmogus važiuoja prieš mus, tai palauk, biškį pusėje. Visi, šiandieną susitikom su Rapolu ir eisim apžiūrėti jo Porsche automobilio. Tai, sveikas Rapolai, papasakok, koks modelis. Taigi, šiandieną turime pas mus Porsche Carrera 911, modelis 997, 2006 metų. Tai paprašysiu tavęs papasakoti daugiau, kas čia per motoras, kiek galios, kurie ratai varomi. Čia turėsime Flat 6, klasikinį 3,6 benzą. Taip. Sukaupia 239 kW, 370 Nm. Kurie ratai varomi? 4 varomi. Visi? Visi varomi. Taip, tai gazuoja nuo starto puikiai, nuo 0 iki 100, jeigu neklystu 4,6 sekundės. Jeigu ant sauso geros sąlygos, gali 4,5, 4,4 padaryti. Tada sakyk, ar išlaikymas pats mašinos brangus, ar teko daug investuoti ją? Taip, turiu ją 2 metus. Parsivežiau už praeitų metų birželį ir investavau apie 4000 viską sutvarkyti, palikti, kad viskas atsirado problemų ir bėgant laikui. Tai apie 4 investavęs esu ir šiaip palieku viską stokinį, nieko nekeisiu. Bet išlaikymas pats, tai manau, tikrai reikėtų pasilikti 500 eurų metam, gal 1000 metam, kad visokiom problemom, nes čia yra Porsche. Supratau. Techniniai nesklandumai, leidžiamės aukštų žemyn, nes čia per didelis vėjas ir dar laukia labai šalta. Einame. Tai tu, tipo... 1, 2, 3. Jeigu, blėt. Tai trečias klausimas būtų, Rapolai, kokie yra išlaikymo kaštai ar kažkokie būtinybės, kurias turėtų žinoti žmogus turintis tokį automobilį? Tai realiai jį išsitraukiu savaitgaliais tik tais. Daugiausia stengiuosi važinėti apie 3-5 tūkstančius kilometrų į metus. Tai kad rida nekiltų, nes taip krenta kaina. Tai realiai žiemą nevažinėju, nes su mūsų tokiais keliais tai čia ją suvalgytų šitą druską mūsų. Tai plius minus pasikeičiu tepalus iš karto, kai atsidaro sezonas. Padangas užsidėjęs esu dabar tikrai geras, tai kokiam 3 metam tikrai nereikia. O realiai daugiau niekas, kaip sakau, kas 5000 km arba kas kiekvieną sezoną keistis tepalus, nes vis tiek mašina yra galingesnė, jinai važinėja ant aukštesnių apsukų, tai ir tepalai yra tam tikri specialūs, tai... O šiaip daugiau kažkokių kitų pakeitimų nereikia. Šaunu, fainai. O tada pasakyk, kas čia tave šiaip įtraukė automobilius, kad privertė jį susidomėti? Oi, čia nuo mažų dienų jau galima sakyti. Jau kaime užaugau, kaime važinėjau tėčiui ant kelių, tai vairavau miškuose ir nuo to ir prasidėjo viskas, teisės išsilaikiau. Ir tada jau prasidėjo Biznis ir Porsche. Biznis. Ir taip ir gavos, bet čia savaitgalio mašina, Deilis atkeliauja dar. Tai va, tai šiaip nuo mažų dienų, kaip pat ir sakai, nuo mažų dienų tikrai. Tada rekomendacijos pasiūlymai žmogui, norinčiam tokį automobilį nusipirkti, įsigyti. Į ką turėtų žmogus atkreipti dėmesį? Ar tarkim, kokias... Susirasti labai gerą servisistą ir kad pasižiūrėtų, ar viskas gerai su varikliu, su visom kitom detalėm. Nes čia šitas mašinas Porsche, ypač 911, kur variklis yra gale mašinas, tai yra tiesiog galvos skausmas servisistam. Nes pas mane jisai atvažiavęs, buvo porą problemų. Su aušinimo sistema, tai viskas yra sujungta į vieną, visos žarnelės, šlangelės, jos tiesiog liečiasi. Tai labai geras servisistas susiraskit, kad jisai patikrintų viską. Tai realiai, norint sutvarkyti automobilį, reikia išimti variklį. Negali prieiti per varadžinę, ne? Ne, neįmanoma. Realiai, bet kokia maža ar didesnė problema, kuri yra variklyje ar kažkur aplink variklį, visą laiką beveik reikia keisti, išiminėti variklį. Nuotykį papasakoti, kas buvo nutikęs su automobiliu tokio gal nekasdieniško? Šiaip turiu 2 nuotykius, tai pirmas buvo, kaip minėjau, iš Vokietijos, tai tasai jausmas, kur atskrendi į Vokietiją, pasiemi alaus, pasiemi ten šnycelį kokį, dar kažką, dešrelių, tada kitą rytą atvažiuoji, pasiemi mašiną garažę stojančią
Ir tiesiog per vieną dieną autobanui, pirmą dieną turėdamas mašiną važiuoju 300 km/h greičiu. Tai čia geriausias buvo vienas. O tokį gal kokį blogesnį? Blogesnis irgi buvo vienas, jisai nutiko ne man, mano tėčiui nutiko, aš buvau išvažiavęs į Ameriką ir sužinau tokią liūdną žinią, kad šitą mašiną buvo užlieję vos ne, buvo labai didelės liūtis Palangoj. Ir čia yra kita problema mašinos, tai vandens nubėgimas labai blogas, jie užsikimša ir tada visas vanduo tiesiog pradeda kauptis viduj. Tai jo, tai buvo labai didelės liūtis ir už galinių sėdynių buvo, kur kilimėliai buvo plius minus gal 10 cm vandens. Ir visas kompas buvo tiesiog sulietas, tai čia buvo skaudi žinia. Kitas klausimas būtų, ar nusipirkęs šį automobilį, tu patenkinai visus savo lūkesčius. Turiu omeny, kad nusipirkai, tikėjaisi, kad čia ta mašina tenai gatvėje lenks visus, atrodys gerai. Ir ar šitie lūkesčiai pasiteisino, ar buvai nusistatęs kokius? Tu matai ženkliuką. Čia, manau, pats atsakai, šitas ženkliukas kalba į šitą klausimą. Ne, visus lūkesčius tikrai patenkinta. Aišku, atsirado tų problemų, kur ir saušinimo sistema, kur užliejo, tai buvo tokie šiek tiek niuansai, O tarkim, žmogui kaip tau, aukštam, ar nebuvo problema automobilio patogumas, komfortas? Buvo. Netelpu patogiai, bet patogios sėdynės yra šiaip tikrai, ir ta kelionė neprailgo, kai išvažiavau iš Vokietijos, tai atsidaręs langą, tai galva telpa, atsidaręs stogą, galva telpa, tai viskas normaliai. Jo, šiek tiek yra ta problema, kad toksai šiek tiek prasiskėtęs važinėjai, nėra labai patogų mieste. Bet kai tokią mašiną vairuoji, tai jau geriau čia šiek tiek sulinkęs pabūsi, bet sus tokia važinėsi. Įdomus faktas apie tą automobilį. Tai būtų du tokie, tai vieną, kurį sužinojau šiaip visai neseniai, net nusipirkęs mašiną ir kokius gal 1,5 metų atvažinėjęs, sužinojau šiaip įdomus faktas, tai apie Porsche'us, nežinau, 911 ar visose, bet kad griliaus neturi, tai yra priekinių grotelių. Nes radiatoriaus čia nėra ir jisai yra gale, tai todėl nieko nereikia aušinti. O kaip tada aušinasi pats radiatorius, jisai iš galo tiesiog eina aerodinamika per galą? Yra aerodinamika pagal šitas formas ir iš galo yra grotelės, kuriuose jie ir aušina. Tai šitas būtų vienas dalykas. Matosi po priekinių bamperių yra tokies irgi radiatoriai čia. Čia matė... Šitus aš nežinau, kaip šitus čia paaiškinti. Aš žinau, kad tipo jų nėra, nes tipo nereikia, bet apie šitus tai tipo gal čia kokiem ratam, gal dar kažką, gal padangom, nežinau. Supratau. Šitų nežinau tiksliai. Nieko nematau, nafui, rasa vėl ant lango. Ok, tu kūra, blėt. Kurva, rasa pizingą langą, blėt. Šiandieną filmuosime video, ne vlogą, bet intervą. Gaudai kadrą? Aišku. Sutikom su Rapolu apžiūrėti jo Porsche. Fu, blėt. Čia behind the scenes duodam kameramenui pasidžiaugti.